Šiandien aš jums parodysiu 3 pratimus, kuriuos reikėtų įtraukti, jeigu jūs norite grįžti po kelio sąnario, menisko ar kryžminio raiščio operacijos ir po reabilitacijos. Šį kartą mes šnekame apie klubo dominavimo pratimus, kurie tikrai pagelbės jums. Pirmas pratimas, kurį mes darysime, tai izometrika, tai yra šoninė lenta su lenktais keliais. Iškeliam vieną kelį į viršų ir laikome izometrikoje. Pradėkite nuo 20 sekundžių ir didinkite laiko tarpą. Antras pratimas, taip pat izometrinis. Šiuo atveju mums reikalingas bus suoliukas, kažkokia pakyla, ant kurios uždėsite jūs savo mentes, atkelsite savo klubą nuo žemės, stipriai suspausite sėdmenis ir atkelsite vieną koją. Ir tokioje pozicijoje laikome izometriškai. Pradėkite nuo 10-15 sekundžių ir didinkite laiko tarpą. Trečias pratimas yra dinaminis. Jums bus reikalinga pakyla, tai gali būti stepris, tai gali būti keletas sudėtų blynų, ant kurių jūs stovėsite, kad jūsų kelias išliktų stabilus ir judėtų tik klubas atgal. Stenkitės su atgal vedamos kojos kulnu pasiekti žemę ir grįžti atgal. Kai grįžtame atgal, stipriai suspaudžiame sėdmenis. Būtinai išsibandykite visus 3 pratimus. Esu įsitikinęs 100%, kad jie tikrai jums pagelbės greitai atsistatyti ir grąžinti jūsų fizinį aktyvumą.